Edukacinė pamoka laisvės varpeliai. Edukacijai reikės spalvotų siūlų, popieriaus ritinėlio, žirklių, pieštuko ir liniuotės. Pradedame pamokėlę. Jūs visi esate jau pasiruošę sukarpytus ritinuko žiedus. Toliau siūlo. Mokytoja Meilutė jau pasiruošė, aš darysiu kartu su jumis ir susikarpau, renkuosi raudoną siūlą, imu liniuotę ir pamatuoju 30 cm. Tada, kad nereikėtų kiekvienos atkarpėlės matuoti, štai šitaip mokytoja man padės. Pradžiai užteks, jeigu pritrūks, o jų tikrai pritrūks, tai dar atsikirpsim ir atsimatuosim. Štai ir aš pamokai pasiruošusi. Imam siūlą, sudedam galiukus vienas prie kito, kilputę kišam į vidų ir gražiai ištraukiam. Štai turime patį pirmąjį užvertą siūliuką. O aš namų darbus pradėjau daryti vakar ir mano jau yra suverta 20 siūlų. Bandysiu verti toliau, kad gautųsi mums varpelis. Aš įgudimą turiu tokį, kad perkišu didesnį kabliuką ir kad vaikam būtų nesunku, 2 rankytėm va taip pat perimu. Dar kartą darau didesnį kabliuką. Didesnį, nes yra ir pirmokai, ir priešmokyklinukai, ir vyresni vaikai. Tad jiems reikia įvairių patirčių. Va. Kuo didesnį kabliuką darykit? Aš manau, kad kiekvienam praverstų ir suolo draugo pagalba, taip kad drąsiai vienas kitam padėkite. Mes irgi viena kitai padėsime. Taip. Taigi ir žingsniuojam rateliu aplink kartoninį žiedelį, kol visą jį apsuksime tam tikros spalvos siūlų. Pasistengkite labai nesugrūsti, bet kad nešviestų ritinukas būtų idealu. O rekomenduotina galbūt susikarpyti iš karto apie 30–40 juostelių. Tai viskas priklauso nuo siūlo storio. Kuo siūlas storesnis, užtenka 30. Mano siūlas yra plonesnis, man reikia tokių siūliukų apie 40. Taip. Taigi, apsukome ratu siūliuku, ar ne, beliko surišti kepurėlės principu. Va čia prireiks draugo pagalbos. Tai mokytoja Meilutė padės man. Va taip apsuksime, kad būtų tvirčiau. Taip. Taip. Ir aš padėsiu mokytojai Meilutei. Štai 2 kepurėlės varpeliai jau paruošti. Belieka mums tik tai palyginti viršų. Taip. Kadangi mes darome varpelius, rekomenduotina šitą siūlelį padaryti šiek tiek ilgesnį, kad galėtume pakabinti šituos savo varpelius aukštai. Gali būti vienas ant ilgesnės juostelės, kitas ant trumpesnės. Nepamirškime, kad mes turime ir daugiau tikrai puikių švenčių. Pažiūrėkit, kaip gražiai galima papuošti velykinį kiaušinuką. Ir žinoma, ne už kalnų, visiškai ne už kalnų kalėdas. Pažiūrėkit, kokiais nykštukėliais ar seneliukais, kaip jūs pavadinsite, galite dekoruoti savo namus. Linkime visiems smagaus kūrybinio proceso.